Visą kelią iki šiaurinės miesto dalies jie ėjo tylėdami. Niklas su Draku rodės niekaip negali apsiprasti su mintimi, kad įsivėlė į kitokius pakvaišusius nuotykius, o Ulfas suko galvą, kaip išsikirsti taką pro tankiai suaugusių medžių kamienus. Kartą jam pasisekė pereiti giraitę, bet tik todėl, kad prieš tai kelią praskynė Ulfopotamas. Dabar reikalai prastesni. Atsimušę į obelų sieną, bičiulis sustojo ir prisėdo ant didelio briaunoto akmens pasitarti. Nu jo, puiku, o kas toliau? Paklausė Niklas, supdamas striuken. Vakarop atvėso. Turime pereiti obelų giraitę. Tik kol kas nežinau kaip, rūškanai atsiliepė Ulfas. Gal išsikapoti kirviais? Pasiūlė Drakas. Hahaha, karčiai nusijuokė Ulfas. Tikriausiai po poros metų pasiektume sodo kraštą. Prisimenat, kol perėjau slyvmedžių giraitę, sugaišau visą dieną, o dabar įsivaizduokit. Tikriausiai po poros metų pasiektume sodo kraštą. Prisimenat, kol perėjau slyvmedžių giraitę, sugaišau visą dieną, o dabar įsivaizduokit. Prieš žengdami žingsnį, kas kart turėsim kirviu prasikirsti savo taką. Tai kiek čia laiko užtruksim? O kiek jėgų reikės? Na, jeigu tai ne mūsų jėgoms, gal patiems praverstų pagalbą? Šyptelėjo Niklas. Aš tai ne medkirčio vaikas, tiek ilgai tikrai neišlaikysiu, pasišaipė jis. Aš pritariu, pasakė Drakas rankiodamas pūkus nuo striukės. Aš irgi nelinkęs teptis rankų. Ulfas gaižiai dirstelėjo į Niklą, pastaruoju metu besielginti pikčiau už priešą, tačiau nieko nepasakė. Žinot, vieni čia niekaip mes neprasibrausim. Pakvieskim į pagalbą miestelėnus. Nu ne, aš jau sakiau, reikia viską išlaikyti paslaptyje. Ulfas suirzo. Jei miestui gresia pavojus, geriau nekelti panikos. Nailė tikrai to nenorėjo. Kitaip, išsigandę žmonės ims blaškytis, kelti sumaištį, žinot, bus tikrai tik blogiau. Prisimenat, kas dėjosi po didžiojo siaubingojo uragano, nes ji nori, kad tai pasikartotų. Nu gerai, o kas tada lieka? Kastis po žeme? Abejodamas pratarė Drakas. Bet ten tiek purvo šlikščių gyvių, kad ir užgaistume dar ilgiau. O gal geriau nukniaukim oro balioną ir perskaikim giraitę patys? Mielai. Nu jo, tik kad nei vienas iš mūsų nemoka valdyti oro baliono. Skėstelėjo rankomis Ulfas. Pakiptume ant medžio viršūnės ir galėtume švilpauti iki pasaulio pabaigos. Tai gerai, tai o ką daryti? Skristi, kastis? Liūdni reikalai, vyručiai. Visai liūdni. Nors pala. O ką mums gali gal ir pavykti? Gerai, o ką tu sugalvojai? Sukluso draugai. Prisimenat dėlės Ulfbenšteino sukonstruotą mašiną? Pala, rausyklę? Pagyvėjo Niklas. Kaip anksčiau apie ją nepagalvojom? Su jie tikrai pavyks. Tik kaip mes ją nukniauksim? Gal ji iš viso neveikia? Žinot ką, palikite tai man, tarė Ulfas. Aš pasirūpinsiu mašiną, o jūs maisto ir vandens atsargomis. Nesinori antrą kartą stačia galva pulti nežinomybę. Geriau šįsyk būti kaip reikiant pasirengusiems. Ir kol Niklas su Draku dar kartelį pabėgėjo iki miesto, Ulfas išsiruošė medžioti rausyklės. Ja pasiskolinti be profesoriaus Ulfbenšteino žinios nebuvo paprastas dalykas. Mokslininkas savo išradimus budriai saugojo. Maža koks ilgiapirštis užsimanys nudžiauti brangius įrenginius. Todėl prie rausyklės budėjo piktas robotas šuo, vauksintis taip įkyriai, kad net ausis geldavo. Pirmiausia, reikėjo atsikratyti jo ir tik tada kažkaip nugabenti mašiną kuo toliau nuo profesoriaus Ulfbenšteino namų. O kad profesorius nepabustų, Ulfas žinojo vieną gerą receptą. Tai reikia sektušeriano medžio sūlą sumaišyti su liepsnažiedžio gurundų sėklomis ir turi puikiausią migdomųjų. Tada Ulfas dar prisiminė Ulfį burbą ir jo įspūdinguosius burbulus. Šunelį įkišus į tokį burbulą nesigirdėtų nė garso, mat šios sienelės tvirtesnės už grūdintą stiklą. O tada
užstūmus ant burbulų, kad nesunku nudabokti rausyklę lyg į ratukų, iki pat galim būtų stumti giraitės. Tvaksančiai iš jaudulio širdimi Ulfas pabėgo iki Ulfio burbos sodybos. Ten, suklypusiame ir net nakčiai nerakinamame sandaliuke, stovėjo keletas statinaičių burbulų skysčio. Pasišviesdamas žibintuvėliu ant pirštų galų, prisėlinęs arčiau pastebėjo, jog ne visos statinaitės vienodos. Viena tai visai nedidutė, su ant šono spausdintomis raidėmis išvinguriuotų užrašų. Eksperimentinis burbulų skystis. Rankomis neliesti, nes nuo juoko gali plyšti pilvas arba pirštai apaugti žvinais. O paraliais! Ar tik čia nebus naujasis burbulų skystis, kurio Ulfis burba stengiasi pakelti į orą žmonės? Prie jo darbavosi galybę mėnesių, tačiau kol kas nelabai sėkmingai. Kaip šaunu! Dabar bus puikiai proga jį išbandyti. Ulfas lengvai nuvažė dangtį ir persisvėręs prisisėmė pilną butelaitį tiršto liūlenčio skysčio. Butelį aišku nešiodavosi kuprinėje, kad ištroškęs galėtų pasipildyti sirupo atsargų. Tada atsargiai užvožė dangtį ir tyliai pirštų galais nutipeno iki profesoriaus Ulbenšteino kiemo. Roboto šunelis įkyriai uostinėjo orą, tačiau kol kas tylėjo. Perrišęs seną bateriją siūlų, Ulfas atsiviliojo šunelį iki tamsiuose šešėlusio skendinčio namo kampo. Paliko ten dailų indelį alyvos ir kol užsimiršęs robotukas lakė skystį, iš pasulų užklupo jį ir vikriai įkišo į didelį burbulą. Nė cyptelėti nespėjo, o burbulo vidyje galėjo savo viauksėti kiek nori, vis tiek niekas nieko negirdėjo. Po 15 minučių burbulo sienelė suplonės ir šunelis ištrūks, todėl reikėjo suktis greitai. Ulfas užmaišė migdomųjų kokteilį ir paliko stiklinėje prie šulinio. Iškurnėjęs laukan, profesorius pirmiausia atšlepsi nusiprausti ir išsivalyti dantų, todėl skystį turėjo išgerti, dar nepastebėjęs, jog dingo rausyklė. Tada pripūtė pilną žolę burbulų, turinčių atstoti ratukus. Visa laimė rausyklė buvo įtaisyta ant pakilos. Kitaip berniukas būtų galą gavęs stengdamasis šį metalų siaubūną užstumti ant burbulų. Įsirėžęs ir pukšdamas lyg karkvabalis galiausiai ją išjudino. Nedarau nieko blogo, mintyse teisinosi berniukas. Privalau gelbėti benon patekusią draugę, todėl tik trumpam pasiskolinsiu, o vėliau iškart gražinsiu. Dėkui paslaptingajam atvykėliui su Niklu ir Draku susitiko pusiaukelėje, tad jie padėjo rausyklę nutempti iki pat obelų giraitės. Tai kaip čia tau pavyko? Springdami iš nuostabos klausė bičiuliai. Nurodo Ulfas. Aš čia tai iš vis nieko dėtas. Tai Ulfio burbos burbulai. Bet geriau negaiškim. Viską darysime tyliai ir greitai. Niekas net nespės suvosti. O prasirausę taką mašiną grąžinsim atgal. Tik pirma, aišku, turime išsiaiškinti, kaip jį veikia. Pasakė berniukas ir palinkęs virš nedidelio šviečiančio ekrano ėmė spaudyti mygtukus. Rausyklė urtinamai užriaumojo ir puolė vibruodama suktis it vilkelis. Ei, tai kaip jį sustabdyti? Suriko Ulfas. Nestovėkit kaip įkalti, padėkit. Spausk raudoną mygtuką, raudoną, jis viską sustabdo kaip šviesoforas. Nuspygo Drakas susijaudinęs. Tai kad čia nėra jokio raudono mygtuko, riktelėjo Ulfas. Žinau, tada perskaityk instrukciją. Pašaipiai metė Niklas. Niklai, prakeikimas, jei neužsičiapsi, iš tavo liežuvio pasidarysiu diržą, ar tu supranti? Visai pasiuto Ulfas. Nelaikas čia dabar juokaut. Kaip pasakysite, tinklinio didmeistri? Žemai nusilinkė Niklas, bet urgztelėjęs Ulfas daugiau nebekreipė į dėmesio. Draugužiai net suprakaitavę puolė paskui čiaudinčią ir kosėjančią mašiną. Spaudinami klavišus, kaip tik tai pakliuvo, kad tik ši pagaliau nustotų suktis aplink savo ašį. Galiausiai,
Kažkas suveikė ir mašina trumpam aprimo. Atsidarė liukas, po kuriuo slėpėsi talpi vairuotojo kabina. Tada viduj, lyg pabudęs avilys, vėl kažkas sudusgė ir jį pajudėjo priekin. Ei, mašina nusitaikė į giraitę, užsidengė rankomis veidą drakas. Tai puiku, tam jie čia ir atsitempiam, nudžiugo Ulfas. Paskubėkim, šokim vidun, kol neužsidarė liukas ir pats pirmas liuoktelėjo kabiną. Draugai žinoma neatsiliko. Po akimirkos rausyklė atsirėmė nosimi į medžių kamienus. Šaunumėlis, nausies iki ausies išsišiepė drakas. Mums pavyko, šlovė Ulfui Mulfui. Kurgi ne, burptelėjo akimis šaibuodamas Niklas. Dar reikia išsiaiškinti, kaip įsijungia grąžtas, iškvėpė Ulfas. Kitaip nepajudėsim nei iš vietos, ne per žvinotosios žirafos kanopą. Jis vėl puolė spaudinėti mygtukus ir klavišus, kol galiausiai susvimbęs grąžtas įsijungė ir be vargo ėmė skverbtis kiaurai medžių kamienus. Valio, sušuko visi kartu, pajudėjom. Susipynusios medžių šakos tamsoje priminė kraupes miškinių letanas, išpampusių gyslų išvagotus raganų pirštus, atrodė braukė jais per mašinos paviršių, tarsi norėdama sulaikyti keliauninkus. Berniūkščiai dairydamėsi gūžėsi, o drakas taip drebėjo, kad net krėslas siūbavo, tačiau rosyklė nesustodama judėjo pirmin. Juk čia turi būti žibintai, pastebėjo Niklas. Aišku, man tai kas? Gal nepatogu visą kelionę praleisti, lyg su maišu ant galvos. Tai Niklai šmikitų, piktai sviedė Ulfas. Bet staiga jam kilo mintis, nuo kurios kūnas nuėjo pagaugas. Jis tarp mūsų, prisiminė Nailės parašytus žodžius ir viskas nejučia tapo aišku. Teisybė. Tada ramiai pridūrė. Nesmagu tokioj vaiduokliškoj tamsoj. Panojamės lyg juodoj pelkiai. Pamaigius keletą mygtukų užsižiebė priekinės rausyklės šviesos. Šešėliai spruko šalin, o susisukusios šakos, sveriamos obuolių, daugiau mūsų nebegąsdino. Berniukai pravėrė liuką, puolė skinti sunokusius vaisius. Šitie tai labai rūgštus, spjaudėsi drakas, graužė liežuvį lyg švytrinis popierius. Griebk šiuos, saldesni už cukrų. Vieno po kito ragavo Niklas. Ei, nebūkit besočiai, palikit ir man, šūktelėjo Ulfas, nenuleisdamas akių nuo Niklo. Užteks visiems. Aplink kvepėjo drėgna žolė, medžių žieva ir obuoliais. O mašina, maurodamas, skverbėsi giliau ir giliau į tankmę toli už nugaros, palikdama namus. Prisikimšę pilvus berniukai sustingo ir rausykliai vienodai, raminamai burzgiant, ėmė klapsėti nosimi. Tik Ulfas dar laikėsi iš paskutinių stebėdamas, kas dedasi lauke, ar nepasitaikys kelyje uola, stambus akmuo, nuo kurio atšiptų grąžtas ar kokia nors kita kliūtis. Laikėsi, bet laikėsi neilgai. Naktis, gaubdama viską aplink, su savimi atsinešė ir miegelį. Vis sunkiau atplėšdamas akis, Ulfas irgi parimo ant vairalazdės ir saldžiai užmigo, o pažadino juos garsus trenksmas. Rausyklė, atsitrenkusi kažką kietą, sudrebėjo ir grąžtus lystant neįveikiamų paviršiumi ėmė kaukti, lyg ant aštrios vinies užlipęs pjūkladantis vilkas. Miegai išlakstė lyg išgąsdintos varnos. Visi pašoko ant kojų ir nustebo, kad laukia jau šviesu, o medžiai nebeužstoja dangaus. Negali būti, sušuko drakas, neįtikėtina, mes jau kitoje giraitės pusėje, bičiuliai, mums pavyko. Berniukai buvo tokie pavargę, kad pramiegojo visą kelionę. Laimė įsijungė rausyklės autopilotas ir draugams miegant mašina nė akimirkos nenustodama skverbėsi pro ovelų giraitę. Viskas buvo gerai, kol kelią pastojo didelė kaip siena uolų grandinė. Ji buvo tokia plati, kad nesimatė galo.
Prausyklė dar kiek pavaitojus sušnipštė ir užgeso. Puikų mėlis. Dar ir degalai baigėsi, pranešė Ulfas. Toliau kapanosimės pėsčiomis. Nieko gero, surūko Niklas. Kaip jie pargabensim namo? Profesorius Ulfenšteinas pasius. Tikriausiai jau dabar laksto susiėmęs už galvos ir ieško vagių. Gal net pasiuntė savo sargą mums iš paskos. Oi, klius mums birolyčiai. Dabar tai tikrai klius, nukabino nosį drakas. Taip ir maniau, kad reikia likti namie. Nurimkit, nesukite galvos, guodė Ulfas. Juk dar neradom Nailės. Kai ji bus saugi, tada pagalvosim, ką daryti. Draugai, kiek pamindžikliavę, sutiko. Apsidairę suprato, kad uolų grandinė gali būti tokia pat plati kaip obelų giraitė. Todėl protingiausia mėginti ją perlipti. Aukštuma nebuvo labai aukšta, kaip 2-3 aukštų namas, tikrai nedaugiau. Tačiau drakui vis tiek ėmė drebėti kinkos. Uolos buvo nelygios, grublėtos, todėl kopti buvo nesunku. Reikėjo tik saugotis nepaslysti ir nežiūrėti atgal, kad neapsisuktų galva. Ulfas su Niklu greitai užsikabarojo virštun. Tik drakas vis dar pūkšė rankydamasis iš paskos. Jam lipti buvo sunkiau, nes visą laiką stengėsi neišsipurvinti striukės. O žiūrėdamas į paišinas rankas, nepatenkintas kniurgzėjo, girdi, kodėl niekas nepasirūpino iškirsti uoloje durų. Vyručiai, bijau, kad man nepavyks, šūktelėjo jisai. Keliaukit be manęs, liksiu čia ir maitinsiuosi oboliais, medžių žieve ir grybais. Tu visai gal išprotėjai, nesugirdėjęs didesnės kvailystės. Turim likti kartu, paprieštaravo Ulfas. Tada nusivilko striukę ir paprašė Niklą padaryti tą patį. Surišo abi į vieną krūvą ir nuleido drakui. Kabinkis, užtrauksim tave. Drakas kiek padvėjojęs baugščiai įsikybo jam nuleistos virvės ir, padedamas draugužių, pasiekė viršų. Prieš akis vienoje sienos pusėje atsivėrė tanki obelų giraitė, kitoje saulės iškepintas, sudžiūvęs veik negyvas tagarų miškas, o tarp jų plytėjo bekraštė akmeninė siena ir mėlynas dangus virš galvos. Ei, o kas ten? Prisimerkęs užžiūro į tolį drakas. Tai tik ne oro balionų taksi, nudžiugo Ulfas. Tikrai nesupainičiau su nieko. Ir iš tiesų, labai toli, pakibusi ant sausų medžių šakų, švietė gelsva su juodu medžiagos skiautelė, o paja siūbavo krepšys. Tai negalėjo būti niekas kitas, tik oro balionų taksi. Palauk, tai tikriausiai Nailiai vis dėlto pavyko pasprukti nuo išdavikų ir atskristi iki čia, pagalvojo Ulfas. Tik kodėl taip toli atsidangino? Negi nepaisydama pavojaus Ulfopotamijai, nusprendė viena bėgti į gimtus kraštus, o gal buvo užpeista į kampą ir neturėjo kitos išeities. Reikia nueiti iki jo ir išsiaiškinti, kas nutiko, tvirtai tarė Ulfas, kreiva akimi nepaliaujamai stebėdamas Niklą. Gal ten rasime ir pačią Nailę, galbūt jis sužeista ir mes pasirodėme pačiu laiku.